Esu Mantas Jakas, OB Narvija vadovas. Rinkoje jau esame 28 metus. Turime visoje Lietuvoje viso 7 prekybos padalinius, 2 serviso padalinius. Padaliniai yra išsidėstyti visose didžiosiose Lietuvos miestuose. Taip pat turime 2 padalinius Latvijoje, Ventspilyje ir Rygoje. Mūsų pagrindinės įmonės veikla yra pramoninių komponentų tiekimas gamykloms, taip pat žemės ūkio technikai, taip pat inžineriniai sprendimai, jų įgyvendinimas, serviso paslaugos įvairiems įrenginių tiekimas. Narvija ir Tsubaki jau tęsia partnerystę daugiau negu 20 metų. Tai yra vienas iš mūsų flagmano produktų, kurių sprendimais mes remiamės ne tik motosporte, tačiau ir pačioje pramonėje. Kad metalas dirbtų tinkamai, jam reikalingas yra tepimas. Tai tiek motosporte, tiek pramonėje tepalas grandinėje yra būtinybė, kad dirbant ant žvaigždutės nebūtų tiesioginio kontakto metalas į metalą. Tačiau ne visur yra naudinga tepti, ypatingai kas liečia medienos pramonę, kas liečia stiklo pramonę arba cemento pramonę. Ir tam Tsubakis turi specialų sprendimą – netepamą grandinę. Tai reiškia, kad ritinėlis turi specialias mikroporas, kuriuose yra prisotinamas tepalas. Ir kuomet grandinė ant pavaros veikia įtampos režimu, sukdamasi, tas tepalas iš mikroporų išsiskiria, įvyksta savaiminis tepimas, o vėliau, kuomet grandinė atsipalaiduoja, tas tepalas sugrįžta atgal į mikroporas. Tai jeigu lambda grandinė, jinai yra skirta labiau agresyviai aplinkai, kas liečia dulkes, maisto pramonėje daugiau yra susiduriama su kitų abrazyvų, tai yra drėgmės, skystis, vanduo, tiesioginis plovimas, chemikalais ir kitomis medžiagomis. Tam sprendimui mes turime lambda Neptūno grandinę. Ji yra su specialiu padengimu, antikoroziniu padengimu, kuris neleidžia grandiniai taip greitai surūdyti kaip paprasto metalo grandiniai. Kuo skiriasi nerūdyjančio plieno grandinė nuo padengimų su antikorozinė danga? Tai, kad nerūdyjantis plienas, jis pagal savo savybės, jis yra tąsus, todėl atlaiko žymiai mažiau jėgos tempimo prasme, lyginant su Neptūno grandinė. Tai yra standartinio plieno grandinė su antikoroziniu padengimu. Todėl tarnauja žymiai ilgiau nei paprasto nerūdyjančio plieno grandinė. Tačiau Tsubakis sugalvojo, kad vis dėlto pagal poreikį maisto pramonėje taip pat būna situacijų, kad reikia ir netepti, ir turėti antikorozinių savybių. Tai jie šitos 2 sprendimus sujungė į vieną ir taip pat tapo lambda Neptūno sprendimu. Pramonėje, kaip ir motosporte, yra aktuali situacija, kadangi metalas turi savybę tįsti. Nuo 1,5% jau principe reikėtų keisti grandinę į naująją. Jeigu tys toliau, tai grandinės ritinėliai nebetitiks pagal žingsnį ant žvaigždutės, pradės prašokinėti, atsiras žvaigždutės dilimas greitesnis. Ir to pasekoje galų gale grandinė ir nutrūks. Kartu su Tsubaki netgi atliekame testus, kad įsitikintų naudotojas savybėmis, kodėl Tsubaki grandinė yra pranašesnė lyginant su konkurentais. Tai netgi tas pačias pavaras sustačius vienoje vietoje konkurento grandinę ir Tsubakio grandinę, toje vietoje grandinės tarnauja žymiai ilgiau iš Tsubaki. Daug įvairių kitų sprendimų, ką matome čia. Tai su specialiais attachmentais, priedais, kurie yra skirti pakavimo linijoms, ledų pramoniai, kažkokių specifinių daiktų transportavimui. Tai visus šitos dalykus Tsubaki pritaiko individualiai pagal kiekvieno kliento poreikį. Tiek motosporte, tiek ir pramonėje yra labai svarbus vienas momentas. Keičiant grandinę, pasikeisti ir žvaigždutę. Nes žvaigždutės pašaknis, jos išdyla ir kuomet uždedate naują grandinę, žvaigždutė dyla dar greičiau ir taip netgi gali sugadinti grandinę. Ir kad tas dylimas nebūtų toksai intensyvus, irgi verta atkreipti dėmesį, tai yra konkurento žvaigždutė, ji yra ne grūdintais dantimis, o visos žvaigždutės iš Tsubaki yra tik grūdintais dantimis. Jų tarnavimas yra žymiai ilgesnis ir kainos ir kokybės palyginimų
nėra toksai didelis. Ne vienoje vietoje esame matę, kad grandinė įsigijus už porą tūkstančių eurų, žvaigždutės kaina tarkime 20 eurų ir tą 2000 grandinę tiesiog suėda jau susidėvėjusi žvaigždutė. Aptarėme apie motociklų grandinės, aptarėme apie pramonės grandinės. Kas verta paminėti, kad žemės ūkio paskirties mašinoms taip pat Tsubaki net originalioje įrangoje jau stovi gamintojo sumontuota. Tai visi šie žemės ūkio technikos gamintojai yra labai gerai žinomi Lietuvoje ir jeigu atsidarysite bet kurį iš šito gamintojo įrenginį, pamatysite, kad stovi Tsubaki grandinės. Verta paminėti, kad pramonės įrenginiuose standartinimas irgi yra taip pat svarbus, kadangi tepalas laikomas įrenginiuose, guoliuose, pagal savo darbą jis skystėja ir pradeda tekėti laukan per sudilusį veleną, kaip pavyzdys. Turime sprendimą SKF-o Speedy Sleeve, kuris yra greito remonto principas. Reikia tik uždėti ant veleno tokią įvorėlę, ją užkalti ant paties veleno galima su kartu komplekte pridedama tūta. Veleno išdilimą užsandarina šitą įvorėlę ir tuomet tokio paties diametro sandariklį jau galima montuoti ant tos pačios įvorės. Tai yra labai lengva ir greita padaryti. Galima vėlesniam laikotarpyje dėti ir plonesnį, ir siauresnį sandariklį ir ta įvorėlė tarnauja lygiai taip pat kaip standartinis velenas. Keičiant guolius elektros varikliuose ar reduktoriuose ar kituose įrenginiuose, kurių kaina gali būti 100, 200 ar 1000 eurų, dažnai technikai pamiršta, kad reikėtų pasikeisti ir sandariklį. Sandariklio kaina yra 10, kartais net 100 kartų mažesnė, tačiau įtakos guolio tarnavimui gali turėti ypatingai didelės. Šiai dienai Narvija koncentruojasi daugiau į įrenginių efektyvumą, jų priežiūrą, remontą, tai, kas klientui yra tikrai skausminga. Kaštų mažinimas. Tai kartu su ABB mes esame pradėję tokią programą dėl energijos taupymo. Elektros varikliai dirba žymiai našiau ir sunaudoja žymiai mažiau elektros energijos. Turime projektą, kuomet Kauno Grūdai įsigijo efektyvesnių variklių ir jų investicija, kuri tikrai buvo nemaža, jau atsipirko per 9 mėnesių laikotarpį. Per ilgus bendradarbiavimo metus kartu su savo partneriais išsiaiškinom, koks yra šios dienos didžiausias skaudulys gamybinėms įmonėms. Tai pirmas dalykas yra darbuotojai ir jų kompetencijos trūkumas. Antras dalykas – kaštai, ypatingai energetiniai. O trečias dalykas, žinoma, rasti kur parduoti, tačiau čia jau mes negalime nieko padėti. Tačiau ties pirmais 2 punktais turime sprendimus, kas liečia įrenginių veikimo laikotarpio pailginimą. Dabartinėje situacijoje, kuomet viskas išmanėja ir labiau viską nori stebėti nuotoliu, turime sprendimą iš SKF-o nuotolinę vibrodiagnostikos stebėjimo įrangą. Akselerometrais yra matuojama įrenginių guolių būklė, vibracijos ir pagreičio gaubtinės, kitaip tariami guolių triukšmai. Analizuojant informaciją, kurią daviklį perduoda į programinę įrangą, galima nustatyti, ar jau guolio yra problema, vidinis riedėjimo takas, išorinis riedėjimo takas, riedėjimo elementai, ar separatoriaus problema, arba gal trūksta tepimo, galbūt ventiliatoriaus sparnuotė turi disbalansą, vandens siurblys gal pasimetusi centruotė. Visą tai mes galime matyti iš vibrodiagnostikos ir klientą informuoti nuotoliu, jog laikas susitvarkyti savo įrangą, ar pasikeisti guolį, ar atlikti tepimą. Net tokiais atvejais, kai trūksta gamyklose kompetentingų žmonių, mūsų Narvijos servisas gali atvykti ir atlikti visus reikiamus darbus.